Atsinaujinančių degalų sektoriuje mūsų įmonės gyvuoja jau apie 20 metų. Repsol turbūt buvo pirmoji, tada Kurana, tada atsirado Tube Green ir šiandien mes esame lyderiai atsinaujinančioje energetikoje, transporto sektoriuje. Tube Green biometano gamykla, tai jinai yra didžiausia Lietuvoje ir tuo pačiu jinai patenka į top 10% visos Europos didžiausių biometano gamyklų. Visa gamyba jinai yra pagrįsta žiedinės ekonomikos principu, nes mums svarbu, kad tai būtų ir tvari gamyba, ir tvarūs produktai, kuo mažiau įtakos aplinkai. Tam reikalinga atsinaujinanti energetika. Mūsų įrengtos saulės elektrinės galia yra 1,6 MW, per metus mes planuojame pagaminti 1600 MW energijos. Kas leis mums sutaupyti beveik 800 tonų CO2 per metus ir elektrinės atsiperkamumas bus iki 4 metų ir čia yra labai geras rodiklis. Pasirinkome Rempro dėl to, kad jie ilgiausiai dirba šitoje srityje ir kas yra svarbiausia, kad jų partneriai tai yra patikimi tiekėjai. Mums labai svarbu, kad projektas būtų įgyvendintas laiku ir kokybiškai. Mūsų gamyklos sunaudoja apie 22 000 MW per metus, tai saulės energetika leis mums sumažinti šitą poreikį 7%. Tai šiai dienai atrodo nežymus poreikis, bet iš tikrųjų jis mums mažina ir kaštus, jis daro mūsų produktus tvaresnius, reiškia mes galime gauti premium kainą už tai, kad mūsų produktas pagamintas su tvaria energija ir išmeta dar mažiau CO2 negu konkurentai. Atsinaujinti energetika šiuo metu yra ne tik tendencija, bet yra ir būtinybė. Ir būtinybė ne tik dėl klimato kaitos, mes puikiai žinome, kas vyksta su mūsų kaimynais. Mes turime būti ne tik tvarūs, bet ir turime būti energetiškai nepriklausomus. Tai visa atsinaujinti energetika, įskaitant ir saulės energetiką, tą projektą, kurį mes padarėme, veda link mūsų nepriklausomybės ir klimato kaitos stabdymo.